Toli nepabėgti, dar bus šokis. Pasakysiu, kad čia yra geriausias pasaulyje darbas, daugelis pradės pavydėti, todėl šito nesakau, bet tai yra labai netoli tiesos. Aš visada domėjausi šitą mokyklą ir dirbdamas ir švietimo mokslo ministerijoje, ir dirbdamas diplomatinį darbą, taip pat labai aktyviai propagavau šitą mokyklą, dar nežinodamas, kad čia dirbsiu. Ir aš galiu pasakyti, kad visuomet jausdavau didžiulį pasididžiavimą, kai išeidami svečiai po kažkokio tai renginio, po spektaklio, po koncerto, sakydavo didžiausius padėkos žodžius man už tai, ką padarė šitie vaikai. O čia tikrai yra tokia vieta, kurioje niekada nebūsi ramybėje, nes tai yra 850 vaikų. 500 darbuotojų, įsivaizduokime, čia yra didžiulis skruzdėlinis. Čia yra 5 mokyklos po vienu stogu. Muzikos mokykla, bendrojo lavinimo mokykla, baleto mokykla, dailės mokykla, dar baleto skyrius paskutinė pakopa veikia kaip profesinė mokykla, nes jie gauna profesijos pažymėjimus ir eina iš karto dirbti į Lietuvos teatrus. Čia yra bendrabutis, čia yra šokių teatras, čia yra koncertų salė, čia yra Palangos menų edukacijos centras. Čia yra didžiulės veiklos, kurioje nuo ryto iki vakaro esi nuolatinėme judėjime. Ir svarbiausia, kad tu esi tarp žmonių, kuriuos iš seno pažinojai, kuriuos gerbėjai kaip menininkus. Ir didžiausias yra malonumas pagalvoti, kad ir ką aš kartais pasakau per kokius nors renginius, kad šitą pavardę mes turime žinoti, nes kada nors po daugelio metų mes girsimės, kad mes buvom pirmajame jo rečitalyje, ar mes buvome jo koncerte, kai jisai buvo dar nepripažintas ir jaunas. Ir svarbiausia, kad kiekvieną dieną bent 3-4 tokios mintys būna. Ir tai yra tas šviesos spindulėlis, kartais labai sudėtingame šitos mokyklos vairavimo darbe. Būtinai paruošk, kai parodyti įstojimą saksofonui, kada solistai pradės. Gerai? Jo, būtinai parodyti dėl to, kad jisai yra laisvas žmogus, džiazo žmogus ir jisai gali įstoti laisvai. Galvoju, kad Čiurlionis yra turbūt toksai tipinis Lietuvos žmogaus pjūvis. Ypatingai to 20 amžiaus pradžios, jeigu sakytumėm, kai kūrėsi mūsų valstybingumas, kai prasidėjo tautinis atgimimas. Žiūrėkim, žmogus, kurio šeimoje nebuvo kalbama lietuviškai, jo labiau rašoma lietuviškai, jam lietuvis, Lietuva tapo labai svarbia jo savasties dalimi ir jisai tiesiog įsitvirtino save kaip lietuvis ir man atrodo, kad tai yra labai didžiulė garantija visuomet ir visų žmonių, kad kai tai ateina su suvokimu, o ne su duotybė,
kad tai yra labai stipru. Ir aš manau, kad todėl jisai mums visiems ir kaip žmogus, kaip kūrėjas, jis yra labai svarbus. Aišku, visada yra lengviausia pasakyti, kas yra žinomiausias lietuvis ar dar ką nors ir pasakyti Čiurlionį ir negalvoti apie nieką kitą. Bet vis tiek pripažinkime, kad Čiurlionis savo darbais per tuos labai trumpą savo gyvenimą, jau žiūrėkim, kiek metų duoda didžiulius impulsus ir reiškia, buvo kažkas užkoduota jo kūryboje, kad mes su kiekviena karta, su kiekvienais metais vis labiau domimės, nagrinėjame jo kūrybos įvairiausius aspektus, ką jis pasakė ir ką jis norėjo pasakyti, o tai reiškia, kad vis dėlto jo tame genetinėme kode buvo užšifruota labai daug paslapčių, kurias mes dar labai daug metų atverinėsime. Mes turime pripažinti, kad Lietuvos kultūros lauke, aš sakyčiau, apie 80 nuošimčių aktyviausių, kūrybingiausių žmonių yra mūsų mokyklos auklėtiniai. Nes natūralu, kad per 80 mokyklos veiklos metų tai ir natūraliai tai susiklostė. Kita vertus yra unikali ir vienintelė tokia mokymo sistema, nes tai yra absoliučiai autorinė mokykla, kurią kūrė per tuos 80 metų čia dirbę mokytojai. Jie po kruopelytę sunešė šitą mozaiką ir daugiau nėra Lietuvoje nei vienos mokyklos, kurioje būtų tokia menų sinergija, kurioje, kaip čia praėjusiais metais viena abiturientė dailiokė pasakė mūsų, gera buvo mokytis mokykloje ir vaikščioti koridoriais šalia milžinų. Nes mes tikrai mokytojai yra tie žmonės, kurie yra labai autoritetingi tiek dailėje, tiek muzikoje. Pas mus dirba 17 profesorių, pas mus dirba 7 katedrų vedėjai, pas mus dirba beveik 10 buvusių primarijų ir primo balerinų operos ir baleto teatro. Tai yra žmonės, kurie formavo ir tebeformuoja visą Lietuvos kultūros lauką. Apie 80% visų profesionalių kolektyvų, muzikinių kolektyvų yra mūsų mokyklos moksleiviai. Turbūt apie 90% operos ir baleto teatro baleto trupės yra mūsų absolventai. Visa tai rodo, kad mes esam ne pagal pavadinimą nacionalinė mokykla, o savo esme. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi čia dirbdamas. Esame Tanko gatvėje, kur buvo Varšuvos muzikos instituto fortepijono virtuozų mokykla.
Jakbyśmy tak pojechali stąd, Važiuodami iš čia, papulsime tiesiai į kelią, vedantį Lietuvon, pro Gardiną į Vilnių. Čiurlionis čia atvažiavo 1894 metais, sausio pabaigoje. Pradėjo mokslus žiemos semestrą, nes žemesnį pianino lygį jau buvo pasiekęs Plungėje, Mykolo Oginskio orkestro mokykloje. Ci, którzy mieli być wirtuozami. Tie, kurie nori tapti fortepijono virtuozais, 6 metus mokosi groti fortepijonu, prižiūrimi žymių kompozitorių, pianistų, kompozicijos bei dainavimo mokytojų. Tai buvo geriausia mokykla. Čiurlionis čia sutiko Eugeniušą Moravskį, kuris irgi pradėjo šioje mokykloje mokytis. Jie labai gerai sutardavo ir draugystė truko visą gyvenimą. Abu mokėsi maždaug to paties pas tuos pačius profesorius. Ostatnim etapem nauki tutaj to była klasa kompozicijos. Paskutinis mokslo etapas čia buvo kompozicijos ir instrumento klasė. Klasė labai nedidelė, tik 4 mokiniai, bet pati geriausia joje mokoma kurti muziką, vadovautis muzikos meno pagrindais. Uczyli się zasad, które kierują budową dzieła muzycznego. No i oprócz Čiurlionisa, Moravskiego było tam jeszcze 2. Be Čiurlionio ir Moravskio ten dar buvo 2 mokiniai, su kuriais Čiurlionis palaikė ryšį ir būdamas Leipcige siuntė jiems sveikinimus. Koncert taki już dyplomowy odbył się dla tych absolwentów, jak już skończyli te 6 lat nauki, a w przypadku Čiurlionisa 5,5. Baigiamasis absolventų, baigusių 6, kai kurie 5,5 metų mokslus, koncertas vyko Rotušėje, pastate priešais didįjį teatrą. Už šio teatro buvo dailės mokykla, o prie jos nuolat veikianti koncertų ir kitų renginių salė. Sale takie reprezentacyjne, gdzie odbywały się koncerty, popisy uczniów tego Instytutu Muzycznego. Oni się nie tylko uczyli, dawali koncerty. Jie ne tik mokėsi ten, bet ir aktyviai dalyvavo Varšuvos muzikinėme gyvenime. Koncertavo ten, kur buvo prašoma. Patys vaikščiojo koncertus Šveicarijos slėnyje, Ujazdovskio parko apylinkėse. Profesoriai organizuodavo Varšuvos muzikinį gyvenimą, kviesdavo orkestrus iš kitų šalių pasirodyti Varšuvos publikai Šveicarijos slėnyje. Taip pat studentai rašė į muzikos ir kultūros žurnalus apie muziką, spausdino savo kūrinius. Žurnale Melomanas Čiurlionis debiutavo pristatydamas 3 savo kūrinius. Be to, studentai turėjo laiko ir skaityti, domėtis literatūra, lankytis teatruose. Jie kartais gaudavo nemokamų bilietų į spektaklius, koncertus. Gyvenimas čia buvo įdomus. Čiurlionį labai įtraukė ir jis čia labai daug ko išmoko. Čiurlionis užsitarnavo pripažinimą ne tik tarp studentų, bet ir tarp profesorių. Šie labai vertino jo talentą. Tada jis parašė kantatą Profundis, noktiurnų, valsų,